Labas, mano vardas Eglė ir aš 13 metų sporte. Dabar dirbu asmeninė trenerė Lemon Gym sporto klube ir šiandien jums noriu parodyti keletą pratimų stiprinti savo stuburui. Psichologija sakoma, turėti tvirtą stuburą lygiai taip pačiai ir su kūnu. Taigi demonstruoju. Sekantis pratimas skirtas nugaros apačiai, tačiau rekomenduotinas daryti su treneriu tam, kad jūs jaustumėte savo kūną, kaip taisyklingai, kokiai padėtyje jūs turėtų būti. Aš dabar demonstruoju, kaip atlikti, prispaudžiam kulnus, prispaudžiam visą padą. Mūsų dubens kauliukai turi likti ore, tam, kad galėtų mūsų nugarą pilnai judėti, pilnam korpuse, nusileisti ir paskui atsilošti atgal. Negalima niekada nugaros perlenkti pusiau, per daug atgal atsilošti, reikia išlikti tokiai nuožai. Apsikabinam save, pečius nuleidžiam, kaklas ilgas, stipriai remiamės su padais į pagrindus, leidžiamės tiesią nugarą žemyn, mentis vis laikas suvestos, suspaudžiam šiek tiek sėdmenis ir keliamės į viršų. Ir stengiamės per daug nesilošti, kad nugarą išliktų tiesioj padėty. Leidžiamės šiek tiek, įtempam sėdmenis šiek tiek ir keliamės į viršų. Pečius suspaudžiam šiek tiek, vis laiką mentis suvestos. Ir darom pagal save geriausiai, iki tol, kol jūs šilumą nugaros apačioje. Taip pat, kadangi buvo presas, visur turi būti darintas, dubenį irgi šiek tiek spausti prie savių, kiek nebūtų irgi linkio nugaros apačioje. Su iškvėpimu keliamės į viršų, su įkvėpimu žemyn, su iškvėpimu viršų, su įkvėpimu žemyn. Pratimą atliekame tiek kartų, kiek jums atrodo naudinga ir tiek tol, kol pajusite šilumą nugaros apačioje.